Mėnuo. Labai seniai buvo toks kraštas, kur naktys būdavo visados tamsios ir dangus tartum juoda gelumbė aptrauktas, nes ten niekados netekėdavo mėnuo ir nešviesdavo tamsumoj nei viena žvaigždelė. Iš to krašto iškeliavo 4 berniokai ir rado tokią šalį, kur vakare tik saulė nusileidžia. Už kalno toj ąžuolo viršūnėj pasirodo didelis šviesus kamuolys, skleisdamas plačiai ir toli malonią savo šviesą. Nors ta šviesa nebuvo tokia skaisti kaip saulės, vis dėlto žmonės galėjo viską matyti ir pažinti. Keleivė pamatė, labai nustebo ir paklausė pravažiuojančio žmogaus, iš kur ta šviesybė. Čia mėnuo, atsakė tas. Mūsų burmistras pirko už $3 ir pakabino tam ąžuole. Jis kasdien pila alyvos ir šviečia, kad skaisčiau degtų. Už tai nuo mūsų gauna per savaitę po $1. Kai tas žmogus nuvažiavo, vienas iš jų tarė, ta lempa mums labai praverstų. Turim namie tokio pat didumo ąžuolą, galėtumėm ją ten pakabinti. Kai būtų smagu, kad nebereiktų naktį patamsy knapinėti. Žinot ką, atsiliepė antras, gaukim kur arklį ir išsivežkim tą mėnesį, tegu jie sau kitą nusiperka. Aš moku gerai po medžius laipioti, pasakė trečias, ir beregint jį nukelsiu žemėn. Ketvirtas surado arklį su ratais, o trečias įlipo į medį, išgręžė mėnesiui skylę, įvėrė drūtą virvę ir nutraukė į apačią, tada įvertė žibantį rutulį į ratus, apklojo drapanomis, kad niekas nepamatytų vežant, pargabeno laimingai į savo kraštą ir pakabino jį ant ąžuolo. Seni ir jauni nepasakodami džiaugėsi, kai naujoji lempa ėmė šviesti jų laukus ir namus. Jie 4 berniokai pildavo į mėnesį alyvą, krapštydavo dagtį, kas savaitę gaudavo $1, pagaliau jie paseno ir kai vienas apsisirgęs pasijuto mirsiantis, paprašė 4 dalį mėnesio kaip jo nuosavybę užkasti kartu su juo į kapą. Kai jis mirė, seniūnas įlipo į medį, atkirpo su sodinėmis žirklėmis ketvirtį ir įdėjo jam į grabą. Mėnesio šviesa sumažėjo, bet labai žymių dar nebuvo. Kai mirė antras, tam įdėjo į grabą kitą ketvirtį ir mėnesio šviesa vėl sumažėjo. Dar menkesnė liko šviesa. Mirus trečiam, kuris irgi buvo savo dalį nusinešė į kapus, o kai mirė paskutinis, vėl pasidarė naktys tamsios kaip seniau. Ir vėl žmonės susitikę naktį be žiburio daužė sau kaktas. Bet kai mėnesio dalys požemy vėl susijungė, tapė ten šviesu ir atbudo iš amžino miego numirėliai. Nustebinti tokiu neregėtu daiktu, jie vėl sukilo iš grabų ir ėmė taip gyventi, kaip čia žemė gyvena. Vieni pradėjo žaisti ir šokti, kiti nubėgo į smukles, susėdo ten gerti. Pasigėrę ėmė triukšmą kelti, bartis ir pagaliau su lazdomis muštis. Triukšmas darėsi vis didesnis ir pasiekė net dangų. Šventas Petras, saugodamas dangaus vartus, išgirdo ir pamanė, kad požemio gyventojai pakėlė maištą. Jis tuojau sušaukė savo kariuomenę, kad galėtų atremti priešą, jei jis norėtų palaimintųjų būklės pulti. Nesulaukdamas priešų, Šventas Petras užsėdo ant savo žirgo ir išjojo pro dangaus vartus į požemį. Ten jis nuramino numirėlius, liepė jiems vėl sugulti į savo grabus, o mėnesį paėmė ir pakabino ant dangaus.